būsiu šiaip sąžininga ir atvira. Norėjosi išlaikyti gerus santykius namuose ir nesipykti prisėdus prie namų darbų. Turėjo puikų laiką ir ją tiesiog įvedė į tą kažkaip, nežinau, gebėjo užkrėsti meilę matematikai ir man atrodo, kad tai labai daug ką pasako, kad šeštadienį vaikas su džiaugsmu sėda mokytis, turi tą valandą iš ryto ir tuomet turi jau laisvą dieną. Tai man atrodo, viskas tom ir pasakyti. Jokių kažkokių ten super didelių tikslų nebuvo ir lūkesčių, tiesiog, kad užkrėstų meilę ir kad ta matematika negazdintų. Toks buvo pagrindinis lūkestis ir taip ir nutiko. Ir aišku, kad metų bėgyje matėsi ir tai atsispindėjo testų rezultatuose. Tai ir džiaugsmas vaiko akise, kad pavyko, kad pagaliau gaunasi, kad ir noras atsirado, kad norisi tada mokytis. Tiesiog kažkaip, nežinau, jos susikalbėjo, surado chemiją, gal tas suveikė, kad Ieva mokytoja irgi yra jauna, tai kad tau tu nejauti kažkokio, nežinau, kad čia aiškina kažkas, o kaip su draugė sėdi ir tarsi pasitari, jinai tau pasako, duoda kažkokių pavyzdžių ir tada žiūrėk ir gaunas. Kad Ieva duoda daugybę būdų ir parodo, kad ta matematika nėra tik tai, nors atsakymas yra vienas, galimas ar ne, ten teisingas, tarkim, bet būdų, kaip jį gauti, yra daugybė ir tada jinai, būdama labai kūrybiškos prigimties, pamatė, kad aha, tai čia reiškia, kad ir čia galima surasti kažkokios kūrybos ir tai nėra vien tik tai sausas kažkoks ten mokymasis. Aš tai manau, kad tikrai labai verta, nes galima tiesiog ramiai maišyti šeštadienio blynus, užsidėjus kažkokį podcastą ar klausantis savo mėgstamos muzikos, arba turėti valandą ramią, išgerti kavą savo, kol, tarkim, vaikas mokosi ir tu žinai, kad viskas bus padaryta ir tau nereikės su juo pyktis ir konfliktuotis, o jūs tikrai visi puikiai suprantat, apie ką aš kalbu ir ką aš turiu omenyje. Kreipkitės į Alfa klasę. Sakau tą iš širdies ir iš patirties ir linkiu prisijungti.